Jubiliejinė 50-oji jūros šventė klaipėdiečių ir miesto svečių atmintyje turėtų išlikti ilgai ne tik dėl gausybės koncertų ir kitokių atrakcijų, bet ir dėl uostamiesčio krantinės užtvindžiusių daugybės burlaivių. Šiemet Klaipėda tapo finaliniu regatos The Tall Ships Races Baltic 2009 uostu. Čia atplaukė apie 100 burlaivių iš 18 šalių, jais į uostamiestį atvyko daugiau nei 2,5 buriuotojų. Šventės dalyviai galėjo grožėtis ne tik įspūdingais laivais, bet ir jų įgulų paradu. Vien regata ką reiškia? Tai labai gražu, labai įspūdinga. Ten, kur tie didieji laivai, tai aš manau, kad žmonėm pamatyti jos ir aš specialiai atvažiavau iš Palangos, kad pažiūrėti tos didžiosius laivus. Su tais dideliais galima plaukti kur nori, reiškia. Šitiek daug žmonių, šitiek atkeliavo visi tokie linksmi veidai, skanūs kvapai. Saulė prisideda, labai mes patenkinti ir nuostabiai mėgaujamės su žmona. Nors tarptautinė regata pagrindinis šiųmetinės jūros šventės akcentas, neliko nuskriausti ir kitokių pramogų mylėtojai. Miesto gatvėse ir aikštėse skambėjo muzika, be kitų atrakcijų šventės dalyvius viliojo net 2 Klaipėdos vietose atidaryta tautodailės dirbinių mugė. Domisi labai, ateina, žiūri, bet, kaip pasakai, kaina tai labai tankiai eina. O štai Mėmelio miesto teritorijoje šventės dalyviai buvo kviečiami pasivaišinti Švyturio alaus sriuba. Jos paragauti norinčiųjų buvo išties nemažai. Minė žmonių susirinko sriubai dar neišvirus. Švyturio vyriausioji aludarė Džiuljeta Armonienė sutiko išduoti daugelį suintrigavusio patiekalo receptą. Tai yra Baltijos tamsus alus ir į sriubą buvo sudėta medus, sudėti prieskoniai, lauro lapai, gvazdikėliai, pipirai, kadagio uogos. Po to, kai jau sriuba užverda, yra leidžiamas kiaušinis, kuris duoda tą tokią drumstoką spalvą ir tokius kaip siūlelius sriuboje, jinai pasidaro turtingesnė. Ir kai jau visiškai baigia sriuba virti, yra leidžiama grietinėlė, iš lėto labai, yra maišoma ir gaunama vienodos konsistencijos šitokia sriuba. Labai įdomiai sumaišyti 2 dalykai iš tikrųjų. Iš vienos pusės jauti sriuba ir lyg ir maistas, iš kitos pusės alus ir lyg ir gėrimas. Tai receptas labai įdomus. Šiemet jūros šventė sutapo ir su Klaipėdos miesto gimtadieniu, tad dėmesio skirta ir šiai datai. Tradiciškai pagerbti uostamiesčio kultūros magistrai, miesto piliavietėje surengtas viduramžių riterių turnyras.